Kągi, jau šiandien, draugai, jau šiandien lietuvis perplaukė Atlantą ir klinę valtimi. Daug kas iš mūsų atskridom į Ameriką lėktuvu, ar ne, bet niekam į galvą nebūtų šovę perplaukti Atlantą ir klinę valtimi. Ir Aurimas Valujevičius, vardas pavardėjo, kas dar nežinot, jau liko kelios tik tai valandos, tuo aš parodysiu, kur jis šiuo metu yra. Ir mes jau irgi ruošiamės važiuoti į sutikimo vietą, nors dar sutikimo vieta nėra tiksliai aiški, bet jau ruošiamės važiuoti į sutikimo vietą, galima pagal projekcijas jau suprasti, kur jisai tenai, kur turėtų kokiam uoste prisišvartuoti ar parkuotis, kaip čia būtų teisingai pasakyti, ar ne? Tai, žodžiu, Lietuvoje yra, kiek aš suprantu, turėtų būti jau 9:30, bet kas norite pamatyti istorinį įvykį, pirmą kartą istorijoje, tai yra tik tai trečias žmogus, kuris perplaukė Atlantą sėkmingai ir klinė valtimi vienas ir pirmas lietuvis, žodžiu, kur dabar, mes transliuosim per Facebooką namų brokeriai ir savo asmeniniam Facebook ir namų brokeriai gyvai. Tai vat, namų brokeriai, pridėkite prie Facebooko namų brokeriai, pridėkite YouTube kanalą namų brokeriai, mes darysim tiesioginę transliaciją, rašykit klausimus, siūskit palinkėjimus, esant galimybėj perduosim ir klausimus užduosim ir palinkėjimus perduosim nuo jūsų, nuo visų mūsų sekėjų, prenumeratorių. Kągi, žiūrim dabar, kas vyksta, kur yra Aurimas šiuo metu. Šiuo metu Aurimas jau labai arti Floridos krantų, kaip matot, ar ne? Viskas, krantas jau ranka pasiekiamas, ar ne? Galim praanalizuoti šiek tiek, čia perspektyva, kad matytumėt, kokį atstumą įveikė. Tai jisai jau praktiškai Floridoje, ar ne, kokį įveikė atstumą, jisai jau Floridoje, 99,9% jau kelio įveikta, liko paskutinės kelios valandos, gal netgi dabar aš bandysiu prognozuoti, bet gal netgi beliko tik tai 3 valandos ar netgi mažiau, ar ne, ar netgi mažiau. Dabar, jeigu žiūrėti jo, kas darėsi pas jį prieš dieną dar, tai jį veikia labai stipriai golfo srovės ir mes galim matyti, kaip jisai kovojo su tom, ne? Nebeduoda to zigzago. Labai įdomiai, nebeduoda to zigzago, buvo toks zigzagas, dabar jisai nuresetina matomai. Ar čia tas Garminas nuresetina? Ar čia paskutinės dienos dabar yra jo? Tai paskutinė diena taip išeina, kad jisai va šitokią atstumą įveikė per paskutinės 24 valandas. Ar ne? Ir dar prieš valandą jisai buvo statiškas, ar ne? Jis statiškai stovėjo vietoj, matomai ilsėjęs ar kažkas tai tokio. Ir dabar matosi, kad jau pajudėjo sparčiai link Miami. Tai prieš tai buvo suplanuotas marina, Black Point marina, bet dabar, kiek aš suprantu, juda tiesiai į Miami. Tai kur Miami'e tiksliai, kiek suprantu, dar tiksliai net ir nėra žinoma, bet kažkur tai galim prognozuoti, kad čia matot, Miami Beach netinka, kadangi Miami Beach yra sala. Ir sala netgi Sunny Isles irgi skaitosi salos, ar ne? Čia yra salos. Žemynas yra pats jau Miamis, pati Florida jau skaitosi, čia jau pati ta žemė, jau ne sala, ar ne? Čia salos dar iki Miamio, kas nežinojot, ar ne? Tai jisai turi bet kokiu atveju
įplaukti kažkur va čia, Miami kažkuriam tai privačiam uoste ar kažkur tai, čia jau kaip jie bus suderinę. Tas dalykas, tarp kitko, nėra taip paprasta, kadangi vis tiek tai yra jau skaitomas renginys ir čia turi prisimti atsakomybę uostai, žodžiu, nes gali būti traumų, gali būti visokių dalykų, tai tas vadinamas news cruise, ar ne, gali visokių nutikimų būti, ar ne, ir tam turi būti gelbėjimo tarnybos įvairios, turi būti pasiruošusios, ar ne, kadangi ir žurnalistai suvažiuos ir taip toliau, ir žmonių, čia didelis įvykis, tai vien lietuvių turbūt pamatysime labai daug, nors yra darbo diena, šiandien pirmadienis, bet jeigu būtų vakar, atvykę savaitgalį, manau, žmonių būtų buvę kelis kartus daugiau, bet kadangi tai retas atvejis, istorinis įvykis, tai aš taip daryčiau prielaidą, kad vis tiek žmonės atsiprašys iš darbų ir važiuos pasitikti Aurimą. Tai va tiek, kas jam trukdė kelionėje, dabar aš nebematau tos kilpos, jį netgi nešė atgal vienu metu, čia dabar resetas padarytas yra, neberodo, ne? Jį nešė netgi atgal vienu metu, nes va, ką mes turime, mes Floridoje turime golfo sroves ir jos pakankamai greitai juda palei Floridą, palei rytinę Amerikos pakrantę, ne? Jos juda labai greitai, kas tas yra greitai, apie 6-7 km per valandą greičiu. Jeigu jis sustoja irkluoti, iš karto, jeigu jis sustoja bent jau 3 valandom, iš karto 18 km gali nunešti į šoną, ar ne? Tai va, jisai turėjo kovoti su šitą golfo srove dar, ar ne? Toks dalykas nutiko, ar ne? Ir ką, ir dar aš mačiau prieš valandą jisai dreifavo, ilsėjusi, matomai, gal miegojo, gal kažkur tai apie valandą pusantros miegojo, ar miegojo, ar sustojęs buvo, o dabar gana sparčiai jisai jau juda link Miamio. Tai šitas atstumas, kiek čia galima būtų vertinti, 3-4, nu, greičiausiai reikėtų matuoti jo greitį, bet mes galime tikėtis jo kažkur tai už 3-4 valandų galbūt, ar ne? Jeigu jau labai stipriai pairkluos, tai gal ir už 2,5 valandos, bet dabar pastebėjau, jis matyt atgavo jėgas ir pradėjo gana stipriai judėti į priekį. Tai tiek, brangieji, o dabar visi, kas norite daugiau jau pamatyti, tai jeigu Lietuvoje dabar yra 9:30, ar ne? Šiuo metu, kai įrašinėja įrašą, kai klausot, gal jau yra 10-11. Tai jeigu norit pamatyti transliaciją gyvai, tai jums reikės nemiegoti, būkit pasiruošę nemiegoti iki 12, tai tikrai iki 1 valandos ar gal netgi dar ilgiau. Jeigu norite rašyti komentarus, jeigu norite užduoti klausimus, jeigu norite visą tą veiksmą matyti gyvai. Aišku, vėliau bus video įrašai ir taip toliau, kur irgi papostysim, Namų brokeriai YouTube kanale, Facebook'e Namų brokeriai, ir mes pateiksime tokios, gal sakykime, informacijos daugiau galbūt šiek tiek negu kad pateikia žiniasklaida, to labiau, kad mes puikiai žinom, kad mūsų žiniasklaida kokią informaciją pateikia. Aš tikiuosi, tos informacijos neiškraipys Delfis ar visi kiti, kadangi nelabai yra ką iškraipyti, ar ne, žmogus perplaukė Atlantą, ar ne, nebent pradėtų ten savo agendas visokias klijuoti. Bet šiaip mes pateiksime daugiau detalių, kadangi Amerikoje gyvenu jau 20 metų, tai, sakykime, greičiau susiorientuoju kas, kur, kaip, kada ir bus įdomu paklausyti, ne, kai kam patinka mano komentarai, ar ne, tai aš komentuosiu visą tą jo atvykimą. Tiesa, mes turime dovanų, mano sūnus, šachmatistas, mes jau pasiruošėm šachmatų lentą, kad pasirašytų Aurimas, autografą savo, kad padėtų. Mano sūnus, kas nežinot, yra šachmatistas, vienas iš geriausių pasaulio, Amerikos čempionas savo amžiaus grupėje ir pademonstravęs 1000 taškų augimo nuo 1100 iki 2100. Tokių rodiklių mes niekur neradom, kad būtų užfiksavę pasaulyje net patys geriausi šachmatistai. Labai greitas augimas, tai Akeras ir mes ir dovaną nuvešime, ir reiškia, ir parašą paimsim iš Aurimo.
tikimės, kad bus galimybė tai padaryti, nes vis tiek visų pirma ir išvargęs, jeigu atsisakys, tai mes jį suprasime, nes 4 mėnesiai vandenyne, dabar paskutinės paras plaukia su labai mažai ilsėdamas, labai mažai miegodamas, plus čia su golfo srove turėjo kovoti, tai žodžiu, bet tikimės kažkaip tai pateksimės prie jo, gauti parašą, pasveikinimus savo perduoti ir jam aišku bus svarbu ilsėtis, sveikatą pasitikrinti, ar viskas gerai, turbūt viskas gerai, jeigu irkluoja, ar ne, jeigu būtų kažkas blogai, jau būtų kvietęs pagalbą, ar ne, nes visai netoli kranto yra jau gelbėjimo tarnybos jam padėtų. Bet irkluoja, kaip ir minėjau, buvo sustojęs kažkur apie valandą pusantros buvo sustojęs, taip kaip mes matom pagal GPS, ar ne, pagal tą jo reiškiasi koordinatės pateikiamas Garminė, ne? Ir dabar gana sparčiai irkluoja, tai turėtų būti, sakyčiau, už kokių 2-4 valandų, 2-4 čia labai optimistinis scenarius, kas irgi įmanoma, ir už 4 valandų čia jau toks realus scenarius, tai Lietuvos laiku kažkur tai apie 1:30 turėtumėt jūs jau pamatyti tiesioginę transliaciją. Dabar, kad pamatyti tiesioginę transliaciją, pridėkite prie Facebooko namų brokeriai prie Facebooko, namų brokeriai YouTube'as, YouTube'ą postinsim. Signalas turėtų būti geras, tai žiūrėsim kokią situaciją. Bet Facebook'e tai tikrai bus streamas, dėl YouTube'o nesame tikri, bet į YouTube'ą talpinsime video. Bet kokiu atveju prenumeruokite namų brokerį Facebook'ą, prenumeruokite namų brokerį YouTube'ą, kadangi čia yra naudinga informacija, kas nori dirbti su nekilnojamu turtu, kas nori užsimti būtent namų pardavimu, ne bet kokį nekilnojamo turto individualių namų pardavimais, ar ne? Ir galite žiūrėti mano video įrašus, kokius rezultatus žmonės pasiekia per labai trumpą laikotarpį. Čia kas ieško darbo, kas ieško veiklos, geras pajamas nešančias veiklos, tai būtų tokia, reiškiasi, galimybė, kas šiuo metu nori kažkom užsimti ir gauti geras pajamas. Aš tom užsimu jau 30 metų su nekilnojamo turtu. Kągi, judam mes į Miami, judam pasitikti Aurimo, o visi kiti rašykit sveikinimus, rašykit klausimus ir pagal galimybę viską, kiek turėsim kokią galimybę, perduosim Aurimą. Ačiū visiems uždėmesį, Darius Sovelningas iš Miamio, iki.